Šeštadienį atsisveikinome su 2016 metais. Vieniem jie buvo puikus, kitiem gal netiek, tačiau jie lieka praeityje, o mes visi judame link kitų ir tikėtinai geresnių metų. 2016 buvo gan liūdni garsų žmonių mirtimis. Šie metai pasiglemžė ypatingai daug mūsų taip pamiltų visuomenės veikėjų. Alanas Rickmanas labiausiai pagarsėjo vaidindamas Hario Poterio filmuose Severą Snape'ą. Buvo be galo garsus ir žiūrovų mylimas teatro ir kino aktorius. Alanas mirė nuo kasos vėžio. Princas – vienas žymiausių dainininkų, prodiuserių, dainų tekstų autorių, instrumentalistų. Buvo žinomas dėl savo unikalumo scenoje, išvaizdos ir dainų. Mirė netyčia perdozavęs nuskausminamųjų. Muhammad Ali. Turbūt nesuklysiu pavadinęs jį pačiu žymiausiu pasaulio boksininku. Begalė pasiekimų, gerų darbų ir veiklos ne tik ringe, bet ir už jo. Privertė žmonės jį pamilti ir labai greitai jis daugeliui tapo gero pavyzdžio, gyvenimo ir sėkmės ikona. Mirė nuo sepsinio šoko. Remigijus Morkevičius, populiariausias ir žymiausias Lietuvos 21 amžiaus kovotojas. Buvo žinomas dėl gerų pasirodymų Bushido ringe, garsinant Lietuvos vardą. Mirė gruodį pakirstas kulkų netoli savo namų. George'as Michaelas. Dar vienas be galo populiarus dainininkas, muzikantas ir dainų tekstų autorius. Labiausiai išgarsėjo savo muziką ir dalyvavimu su grupe Wham! 80-aisiais ir 90-aisiais. Mirties priežastis kol kas dar nenustatyta ir informacija neskelbiama. Antonas Jelčinas. Žymus rusų kilmės amerikiečių aktorius, labiausiai žinomas dėl vaidmenų Žvaigždžio kelio, Smurfuose ir kitose žymiuose Holivudo filmuose. Mirė uždusęs nuo trauminės asfiksijos. Gene Wilderis. Be galo žiūrovų mylimas praeitojo amžiaus teatro ir filmų aktorius, labiausiai išgarsėjo vaidindamas legendinį Willy Wonka. Mirė nuo Alzheimerio. Fidelis Castro. Vienas žymiausių pasaulio politikos veidų, Kubos revoliucionierius, ministras pirmininkas, o vėliau ir prezidentas, rėmęs ir dalyvavęs begalėje politinių judėjimų. Dėl savo šalies nuveikė be galo daug ir jai pašventė visą savo gyvenimą. Be abejo, bus plačiai ir pagarbiai aprašytas šalies istorinėse vadovėliuose kaip vienas svarbiausių šalies veikėjų. Leonidas Donskis. Žymus lietuvių šviesuolis, filosofas, politikos teoristas, istorikas, profesorius ir Europos parlamento narys. Gynė žmogaus teisės ir socialinę lygybę, pasisakydavo už toleranciją ir liberalias pažiūras, smerkė smurtinę politiką bei karą. Šviesuolis mirė Vilniaus oro uoste nuo širdies smūgio. Lai ilsisi visi jie ramybėje. Ačiū, kad žiūrėjote, visiems linkiu geros naujų metų pradžios, iki kito karto. Šią seriją parėmė Edvinas Pranauskas. Ačiū.